Kultūra yra moralinis komunizmo statytojo kodeksas, hipiai čia jau to standarto nebetitinka ir jau, kaip pasakyti, pagal sovietinių ideologų terminologiją vadovaujantis keliaklupščiavo vakarietiškai kultūrai, o čia jau visai nebegerai. Ir pats jau baisiausias dalykas, jie buvo linkę kelti politinius klausimus. Kodėl Lietuva negali būti tokia kaip Lenkija, Bulgarija, Čekoslovakija? Kodėl jinai turi būti sudėtinė Sovietų Sąjungos dalis? Mes tikrai žinojom, kad esam okupuoti. Tikrai žinojom, kad esam kitokie nuo visos didžiosios sąjungos. Tikrai žinojom, kad esam lietuviai. Ir žinom, kur mes esam visi įklimpę. O dar kai aš dzukų vaikas, aš žinojau, kas buvo pokaryje Dzūkijoje ir kodėl aš dzukų vaikas gimiau Kaune. Nes tai buvo labai sunkus laikai, kai jau prasidėjo masinės išdavystės, masinės žudynės. Ir buvo tikrai patys sunkiausi, galbūt mūsų tautos laikai ir buvo tie pokariai. Žinot, iki kol tas didysis, reiškia, vadas nenumirė 53 metais, tai tokia įtampa buvo didelė. Nes čia buvo visas tas pats sudėtingiausias laikotarpis. Išvežė lietuvių ten apie 200 tūkstančių į Sibirą. 100 tūkstančių ar daugiau pabėgo į vakarus. Reiškia, pati geriausia tautos dalis buvo išblaškyta. Kas į rytus, kas į vakarus. O čia pasiliko tokia, kam pasisekė. Na, pirmiausia taip, kad saugumas labai jau gerai dirbo. Na, tikrai, aš, kaip čia pasakyti, skamba gal kiek ciniškai, bet, na, jie tikrai atidžiai stebėjo jaunimą. Rasime 70 metų ataskaitas apie Kauno hipius. Tikrai kiekvienas buvo išskirtas, akivaizdu, kad su kiekvienu buvo atlikta ta vadinamoji profilaktika, kiekvienam buvo skirtas dėmesys, bet grupę žmonių kontroliuoti, stebėti yra lengva. O va pavienį žmogų, kuris yra gana vienišis su savo mintimis ir, kaip pasakyti, mažai bendraujantis, jokia žvalgyba jo nesukontroliuos. To Kalantos beveik niekas iš mūsų nežinojo, taip kaip tokie, žinai, kažkokie antisoviečiai karo ten, kažkokie tai politiškai nusistačiusi prieš tarybų valdžią ten, kažkaip, jisai nebuvo mūsų kompanija, aš nežinau, kokia ten pasita kompanija buvo. Aišku, dabar tu gali, žinai, kai neįmanoma patikrinti, visi gali prikalbėti, ką tik tai nori, bet kiek aš žinau, jisai mūsų, bent jau mūsų tam rate pagrindinių, tų visų hipių, to judėjimo, jis nebuvo, žinai. Tai ir yra Kalantos fenomenas. Jisai susidegina, jeigu jis būtų bent su kuo nors bendravęs, su kuo nors kalbėjęs, su kuo nors kam nors žadėjęs, ar ką nors kažką. Galima buvo užkirsti kelią. Buvo galima galėjo kelis saugumo operatyvininkai budėti tą dieną, gavę agentų pranešimus ir jų užgesinti, dar nespėjus jam apsipilti benzinu. Ir aš kaip tik tuo momentu ėjau, gegužės 14, kaip tik žiūriu fakelą, žinai. Kažkas dega, bet aš nesupratau nieko, žmonės čia bėga, žinai, čia viską. Modris tenis sužinojo, kad kažkas dego, pasigrėbė gesintuvą, bėgo gesinti, užmetė švarką, regis ant jo. Antro mane išgelbėjo. Ir mes tą dieną kaip tik iš repeticijos važiavom ir išgirdom tą naujieną, tai visi strimgalvis šokom į sodo, į miesto sodelį prie muzikinio teatro, dar matėm, pats mačiau savo akim ir džinsų užtrauktukas nudegęs, ir kažkokie, ir žmonės būriavosi, ir šurmulys ten jau. Atsimenu, Jaša su Natanu ant suoliuko sėdi, žinai, plaukus paslėpė po švarku, žinai, nes pas jos plaukai tai jau tokie labai ilgi buvo. Jau paslėpė plaukus, žinai, po švarku, ir sėdėjau prie pašto, kai dabar atsimenu. Jis sako, kas čia atsitiko, žinai, ir jie man papasakojo, kad čia, žinai, susidegino Kalantą. tą naktį tėvas praktiškai nemiegojo, jis kabojo ant kelių telefono ragelių ir davė nurodymus, nes tada buvo kažkoks skubus nurodymas, kad atjungti Kauno televizijos sistemą nuo viso televizijos tinklo ir kad kauniečiams būtų duodama atskira laida. Ten tada kalbėjo, atsimenu, per televiziją ir kažkokie aukšti pareigūnai, ir kažkokie ten vykdomojo komiteto atstovai, kai ramindavo, kad čia kai kurie nesusipratę elementai
bando provokuoti, taip toliau, nepasiduokite, dėkite iš namų be būtino reikalo, čia jūs bando sukiršinti tarybų valdžios priešai, taip toliau, žodžiu, kažkokie tokie atvirai propagandiniai tekstai, bet jie buvo skirti vien tik Kaunui. Labai gerai prisimenu Kalantos laidotuvės. Jis buvo palaidotas anksčiau, o mes su klasiokais dviem. Tai buvo juntama kažkokia labai didelė tokia įtampa, kažkokia lyg agresija. Aš labai gerai tą jausmą atsimenu. Ir po to, kai visi suprato, kad jau Kalantos nėra, buvo ketinama laidot kartu eiti paskui tą procesiją. Visi patraukė didžiulę minę, tai nuo Vilijampolės per tiltą link Saugumo rūmų. Ir aš perėjus ten maždaug prie Kauno pilies atsisukau, tai dar didžiulė minė ėjo per tiltą. Įsivaizduokit, kokia buvo demonstracija, kokia gausa buvo tų demonstrantų. Žmonės čia už laisvą Lietuvą, čia rėkia, čia visi, žinai, rėkia, čia tie milicininkai su bananais daužo. Aš atsimenu, dar mes einam per Laisvės alėją su tą visą, žinai, ne pirmoji eilė, gal ten kažkur 3 ir 4 mes ten ėjom su tą visą koloną. Ir, kaip dabar atsimenu, prie Romuvos kino teatro atvažiavo sunkvežimis su desantininkai, žinai, bet desantininkai lietuviai, žinai. Jo, ir atsimenu, kaip ten ant balkono tokia viena šeima išėjusi, žinai, rėkia jiems, sako, ką jūs čia, sako, ką jūs dabar mūsų lietuvius, jūs patys lietuviai daužysit, žinai, ten, žinai, jie su automatais viską. Tai aš atsimenu, keli atsistojo desantininkai, tai gyvojo laisvą Lietuvą. Pradėjo rėkti, jo. Nu ir supranti, ir paskui išformavo, po savaitės išformavo tą pulką visą. Visi susikibę ir tiesiog šlavė visus. Tai tiesiog spėjom su draugai bėgti vieną atidarytą parduotuvę, o kas nespėjo, tai ten gavo bananų. Visa masė žmonių Laisvės alėjų žygiavo, reiškia, nuo miesto sodo iki Soboro, iki tos milicijos. Ir kai tik tai pradėjo juos, reiškia, stumdyti, daužyti, tada prasidėjo priešinimasis. Nuo kalnos Savanorių prospektą statinė nurideno, nuo kalno paleido ten, su akmenim mėtėsi, daužėsi, tai čia dalyvavo, reiškia, jau mano brolis. Negalėjom papulti į tą centrą ten degė, ten kažkokią ar motociklą, ar mašiną padegė. Kokie 4 ar 5 milicininkai ant mumis su bananais pradėjo bėgti. Mes visi bėgam ir vienu metu visi užšokom ant to, galvojom per tvorą peršoksim ir viskas gerai bus. Ir lūžo tas. Nu, tie mentai mumi ten visus ten. Taip sudaužė. Mano bičiulį amžinatilsį Vidmantą Bartulį, kadangi jis buvo su ilgais plaukais, jį tiesiog už pakarpos prie pat stovėjau aš, nusitempė į Saugumą. Mama atėmė batus visus, užrakino, kad neišeičiau į lauką. Stengės, kad nepapult, nes toj sužinojom, kad draugai vieni suimti, kiti suimti, tie, kas dalyvavo. Tas gaudesys toksai ir trenksmai dar porą dienų iš Laisvės alėjos jisai sklido. Pirmasis partijos sekretorius Antanas Sniečkus tikrai susitrumpino gyvenimą, kadangi jis buvo visą laiką deklaravo, kad Lietuvoje yra labai tvarkinga viskas, jaučia praktiškai nieks jaunimas tvarkingai, išskyrus pavienius neigiamus atvejus ir staiga vyksta toks įvykis, kuris rezonansas apeina visą pasaulį, galima sakyti. Buvo daug labai fotografijų, labai daug nuotraukų, visi buvo nufotografuoti, apibrėžtos galvos, bandyta identifikuoti, kas tai yra toks. Buvo tokių, kurie labai stipriai nukentėjo, kurių tas likimas buvo sulaužytas visiškai. O tėvas ramiai mane nusivedė į virtuvę, kad nieks negirdėtų ir, kaip dabar atsimenu jo žodžius. Šlapukai jūs, ką jūs sugalvojot, ką jūs čia išdarinėjat? Tu nežinai, kiek mano draugų Dzūkijoj miške galvas padėjo, o jūs dabar kažką bandot padaryti?